Yra paprasti langai ir yra langai, kurie renkasi Domus Lumina produktus. Domus Lumina. Protingi sprendimai stilingiems langams. Svečias, kuris labai mėgsta bulves, bet išvirti jų beveik nemoka. Tu dank čia. Aš galvoju, kad jis čia, supranti, su garais užsuktas ir sprogs. O, Dieve, mokyk ir mokyk. Tu gali pasakyti tiesą, kad čia atrodo kaip iš valgyklos. O tu esi bulvinis ir valgai česnaką. Taip. Jūs kiek šunų turite? 3, nes dėl to, kad jų nevalgom. Taigi 3 šunys ir niekada negauna kaulo? Jie gauna morkų. Mūsų mažasis, tas seniausias Jozukas, jeigu morką lupys pasiema, tai... Atsiprašau, čia šuo yra Jozukas. Na, taip. Ir ta morka tokia didelė pagal jį, tai pasiėmė lėtinėlį ir visą sugriaužė. Jis pradėjo augti. Užaugo milžiniškas. Jam paskui top mintis, kodėl išauga. Ne, jie kaip šunis laisvai tą mitybą žiūri. Taip, esam... Psichinis ligonis, kodėl aš jį kviečiu į laidą? Nu, bet jau dabar viskas. Pabaigsiu. Redaktorė, kodėl mes jį pasikvietum į laidą? Išneškite jį. Labas rytas, čia sekmadienio rytas. Ir šįryt mes klausėme, kas svarbiau - dažniau matyti žmogų ar jo darbus. Svečias, kuris netrukus pas mus atkeliaus, matytas seniai, tačiau apie jo darbus, bent jau šiemet, girdėjome ir matėme tikrai daug. Dailininkas Rimas Valeikis šį rytą dalinsis savo kūrybos ir lėkštės atradimais. Tik gyvenime daug atradimų, tik juos reikia pastebėti. Pradėkime. Pramogų ir poilsio centras Belmontas – puikiausia vieta pakviesti svečius. Užsukite į jaukų ir romantišką gamtos prieglobstį šalia Vilniaus centro. O bulves kas nors iš jūsų prižiūrės, ar man jau dabar reikia? Dabar jau tu prižiūri bulves, sakau, labas rytas mūsų svečiai. Labas rytas, čia dabar jau Asta. tavo virtuvė ir tu nebesvečias. Labas, Rimai. Sveika, aš tik pergyvenu dėl bulvių, nes nežinau, kada ten ir kaip Tai patyrė. šioj laidoj svarbiausia be abejo maistas. Kiek pavyks, tiek kalbėsim. Aišku, juokauju. Pilnom burnom. Aišku, juokauju, viskas čia svarbu, bet labai smalsu, ką tu mums pasiūlysi, nes aš pažadėjau žiūrovam, kad tai bus kelis metus gyvulinės kilmės savo lėkštėj neturinčio žmogaus maisto pasiūlymas, taip? Nu taip. Dar vat gyvas. Ir seneliai, kur ten? Seneliai dar vis gyvas. Nes man jie vis paskambina ir šieno pasiūlo, žinai. Kas? Seneliai. Taip, sako, gal tau atveš, ten būna tie rytiniai pievose, atvešim ir rūsį padėsim, kad Tavo nemirtum ta iš bado. prasme, seni? Taip, jie šaiposi iš manęs to pagrindu. Tu laimingas, turi gyvus senelius. Va čia pozityvus požiūris. Taip, iš tikrųjų. Tikrai. Nes taip klausau ir supavydėjau. Buvo 8-7. Seneliai, aišku, pergyvena, vaks nevalgo. Ne, jie iš Kauno, jie tokie Ai, kitaip kalba, ne? Mano tai sakytų, vaks nevalgo. Bet senelių neperlaušiu jau matyt, bet nieko, kažkaip jau dabar po truputį klauso, nes, kai anūkas jau beveik 3 metus gyvas vis tiek, tai, matyt, ir taip galim valgyti. Tik 3 metai dar? Treti eina, tiesą pasakius. Ne kosmosai. Man atrodo, amžinybė tu jau kažkaip Aš šiaip toks mielas žmogus, amžinybė, bet nevalgau. Taip, taigi apie maisto įpročius ir kaip galbūt jie įtakoja mūsų mąstymą. O tai reiškia ir kūrybą, nes turėsime progos pakalbėti. Prieš tai leisk man pasitarti, kaip tave pristatyti. Tu tarsi su prodiuserė? Ne, su manim. Aš galvoju, tuo tarpu pasižiūrėsi bulvės, bet... Ne. Suvirs bulvės, tai suvirs. Tiek to, bulvės įsivirs žiūrovai patys moka. Pristatant žmogų, aš privalau pasakyti žiūrovam apibrėžimą, veiklos apibūdinimą. Taigi. Dabar esu dailininkas ir knygelių iliustruotojas. Tai tą ir darau. Ir tiek tau šiandien pristatant užtenka. Nereikia sakyti, nes tu ir laidų vedėjas. Buvęs, bet per visų ten, žinai, buvęs, tai tada jau ir bet daug tu buvęs, reikėtų pridėti. Tai buvęs... Jo, vis daug. Ko, pavarti? Aš tik dabar pagalvojau, žinai, prisiminiau Agnę ir galvoju, ačiū Dievui, kad dar vyras nebuvęs, tai va, tas yra gerai. Geras humoro jausmas. O menininkas, va, esu, Ne, tai ką ten visus ten Robinsonus, žinai, pradeda vardinti, kur buvo prieš 12 metų ir jau ta gėda kažkur praėjus, dingus, dabar vėl prisimenu. Gėda? Kur aš ten prisikvailiojau? Robinsonai dabar jau tau yra gėda? Ne taip.
tas prisiminimas. Yra, matai, tarpsniai, kuriuos tu pragyveni ir paskui padedi ir pamiršti. Nes jeigu padedi prisiminti, kas buvo ten prieš 12 metų, tai arba tai senatvė, arba jau nieko gero taip nenuveikia. Tik 12 metų, kas čia tai? 1, 2 ir praėjo. Nu tai kalbi dabar, kai mano močiutė, žinai, kur 50 pati jaunystė, sakė, nepamirš, 50 pati jaunystė. Ačiū, bet aš panašiai manau. Ir man... Ne tau taiko, ne. Aš tiesiog cituoju močiutę. Ja, ir man netiek daug, bet tas visai ramina. Tas kažkaip ramina. Galvoju, gal aš per daug į gyvenimą žiūriu kaip į darbą, kurį reikia nudirbti, žinai. Ir tada galvoju, 50, jau vaikui, jo čia vakar 14 su jie, galvoju, kaip gerai, jau koks didelis. Jau tai mano ūgio bus. Taip smagu dėl to. Apie tai irgi pakalbėsim, bet vienu žodžiu, Robinsonai tema, kuri, nėra taip, kad būtinai noriu įrašyti į savo CV, kad štai tokio ir tokio projekto. Tu nugalėtojas, ne? Jo, taip, bet... Taip, ir tada nuo to tave Lietuva iš tikrųjų sužinojo po to labai, po to buvo televizija. Taip? Buvo visokių ten tų televizijų projektų daug pakankamai. Daug, ar ne? Buvo televizinių projektų, buvo radijas. Ir radijas buvo nevykusiai taip. Ne? Tai vieną dieną, aš 1,5 metų dirbau radijai, dar rytinėme eterį dirbau kažkiek, bet paskui kažkaip vieną dieną supratau, kad aš neturiu ką pasakyti. Ateini ten mikrofonas, reikia kažką sakyti ir aš dažniausiai taip nusišnekėdavau. Bet dėl to negėda, nes tas kai kurie nusišnekėjimai... O negali būti, kad tu pats tik labai savikritiškas buvai ir tau buvo tas jausmas, kad tu sąžiningas prieš klausytoją, ką čia aš pasakau jam, taip, ar tau pasakė. Nes vien tik apie orą, ar ten iš Google įsitraukus iš interneto kažką... Kažkada ten buvo kažką, aiškinu, kad aš per daug apie Brazauską negražiai sakiau kažką. Negražiai ar gražiai? Jo, turėjau lyg pasiteisinimą rašyti, žinai, darbe. Buvo ten tokių momentų. Bet šiaip, kiekvienas yra kažkam labiau gabus. Taip gyvenime. Pavyzdžiui, tau labai sekasi, ką tu darai. Man taip mažiau sekasi tie televiziniai dalykai, jeigu taip jau pažiūrėjus, bet pieš man sekasi neblogai. Lipdyt gal dar geriau. Lipdyt. Taigi temų dar šiandien, kaip čia spėti viską suskaičiuoti, kiek dar noriu visko paklausti. Aš tik tai bulvės, padėk man atidaryti. Bulvės, kas galėjo patikėti, kad bulvės mūsų svečiui virtuvėje bus didžiausias iššūkis. Bulvės. Čia paprastai. Tu dank, aš galvoju, kad jis čia supranti su garais susuktas ir sprogs kas nors, kai aš atidarinėsiu. O Dieve, mokyk, žiūrėk. Dabar valyt plytą reiks. Tu supranti, kad yra tokių mandrų dalykų. Super. O taip. Sargiai, nenusidegink, gal aš blogai pritvirtinau. Gerai. Patokio. Dar tegul verda jo šiek tiek. Buvau Norfoj, visko tau nupirkau. Super, ačiū. O papa, pagal sąrašiuką, kurį tu pateikiai. Ir avokadai, man atrodo, tobuli, tas labai svarbu gvakamolė. Mes šiandien gvakamolę gaminsim. Tokia pusiau improvizuota, ne visai tikslė, nes aš darau paskui, kaip išeina, tokią suvalgau. Mano šiaip paslaptis gaminant valgyti, būt pakankamai išalkus, nes tada būni atlaidesnis patiekalui. Aš tame kitą, reiškia, tu turi valią, nes jeigu aš labai alkana gaminu, tai aš prisėdu, kol pagaminu. Nes darai tada paskubom, dabar bus gerai taip, dabar bus gerai, nebedarysiu padažiuko, valgau. Tu taip nepasielgi. Ne, aš taip pasielgiu, bet tuo metu, aš galvoju, kad tu gamindama prisivalgai. Ir gamindama jau pastveriu, ir iki galo jau ten tobulai to padažėlio nebepadarau. Jau sėdam valgyti. Aš taip padažu net nemau. Man tai žinai, kaip aš gaminu, būkime atviri. Kur kitur ne televizijoje visą tiesą papasakot, žinai. Taip. Aš tai gaminu, jeigu taip kyla tas noras, gaminu, nes aš šiaip labiau esu tas kurindus išplaunu. Ir paskui jau sakau, Agne, o kaip čia dabar toliau daryti? Sako, nes jinai talentą tam turi, sako, čia dar to pridėk. Pridedu gerai. Arba kartais būna, kad visai pats pagaminu. Nežinau, ar gerai, bet jinai turi sopročio mane pagirti, nes tai mane motyvuoja dar kartą paskui, žinai, nevengti virtuvės. O kuklumas to žmogaus. Aš tikiu, kad gal čia ne tik kuklumas, bet meilė savo žmonai Agniai, bet aš prieš laidą girdėjau. Kai jis čia prieskonius apžiūrinėjo, ką mes čia turim, jis tų pavadinimų moka ir žino daugiau negu knygose prirašyta. Ir iš tikrųjų nėra čia jau toks svetimas virtuvėje. Taigi, ką tu gaminsi, jeigu gali dabar trumpai ir pradedam kalbėti dirbti?
Šiaip vadinasi gvakamolė. Tai toks avokadų kaip ir padažas. Tai nėra labai tikslus daiktas pagal receptą. Tiesiog pasiėmė avokadų, pasidarai to žalios masės iš cukinijos, pridėsiu citrinų, šiek tiek česnako ir paskui jau pačioj pabaigoje alyvuogių aliejaus ir su salotom ir ką tik išvirtom bulvėm labai skaniai susivalgo. Tai tas padažas, kurį darai iš avokadų, nu mes jį taip lietuviškai vadinam gvakamolė. Koks nors meksikietis. Labai lietuviškas žodis. Ne, nu meksikietiškas tai žodis matyti ir terminas, bet jis nėra tikslus. Ten nėra kažkokia meksikietiška, bet nu, mes dažniausiai va tie tokią valgom. Tai tokią ir padarysiu. Taip, nemultitaskinu, aš taip pat pratau multitaskinti, žinai, nu, daryti daug užduočių vienu metu, žinai. Tai aš gaminu valgyti, tada tik apie tai mąstau, o kai paklausiu apie pomidorus, man čikti rankos ir nusvyra. Matai, kiek ilgai iškentėjau, nieko nepaklausus, kad tau netrukdyčiau. Pirštus dar nusipjausiu. Jūsų šeima daug keliauja? Nu, palyginus su jūsų šeima, tai mūsų šeima sėsli. Ne, mes visai mažai bekeliaujam. Seniau mes daug keliaudavom, dabar tikrai nebedaug keliaujam. Ne, tikrai ne? Aš taip įsivaizdavau, kad taip maždaug tik atvažiuoju nufilmuoti laidą ir vėl kur nors keliauju. Ir dar skaičiau intervą, kad tau ten nepakeliavus, nu jau būna. Ne, nelabai daug. Kokia garbė, tu skaitai mano interviu. Rimai. Tavo interviu tai aš tikrai niekada nepraleisiu. Jie ir įkvepia, ir prajuokina, bei nupiešia gyvenimo gaires. Klausimas. Kai keliaujat, pasikeitus mitybos įpročiams, iškyla tam tikrų keblumų. Na, jau degaliniai ten kokio dešrainio nesuvalgysi, greitai bet ko nepalesi, arba, na, turi ieškoti vietos, kur yra toks maistas, kurį valgai. Taip, ar ne? Ai, tai gyvenimui, matai, iš kitos pusės žiūrint gyvenimų prasmės suteikia. Tu kažko atsisakydamas įgauni šiek tiek. Nu, neturi visko gyvenime suvartoti. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, jeigu nuvažiuoji Europoje kokią šalį, tai ten su tuo veganišku valgymu jokių problemų nėra. Visi supranta, ką reiškia vegan. Daugelis maisto produktų ir patiekalų, kaip ten yra patiekalų, yra pažymėti. Aš rasiu. Jo. Ir aišku, jeigu važiuotum ten į kokį Azerbaidžaną, tai gal būtų, bet ten nesu buvęs. O visur kitur Europoje tai jie tokie labiau veganiškai, vegan friendly, veganams draugiški negu mes čia Lietuvoje. Čia Lietuvoje kažkaip žmonės dar nesupranta. Mes čia Lietuvoje neseniai išsiaiškinom, kas tas vegetaras iki galo, o tu jau stebėsi, kad mes nežinom, kas tas veganas. Ne, aš tiesiog ne tai, kad kam nors priekaištauju, tiesiog sakau, kad niekur aš labai ypatingai toli nesu nukeliavęs, o ten, kur esu nukeliavęs, tai iš esmės Europos Sąjunga ir čia pastaruoju metu, ir tai nėra kažkaip, ten yra paprasčiau. Ten kažkaip žmonės apie tai mąsto, jie ir turi ten tų veganiškų kulinarinių knygų visokių, žinai. Mūsų laidose irgi vis dažniau ir dažniau ateina svečių, kurie valgo tik... Nu ir ačiū Dievui, kad madinga. Tokius produktus, taip, bet vartoji žodį madinga. Bet ar gali taip praeiti? Na, pabuvau veganų 3 metus. Ai. Yra statistika. Jeigu tu esi veganas dėl sveikatos, tai gali praeiti dažniau. Jeigu esi veganas dėl moralinių sumetimų, reiškia dėl to, kad nežudyti ir nekankinti kito gyvo daikto. Čia be jokios religijos. Tiesiog aš nenoriu nei karvės, nei kiaulius užmušti, nei kankinti. Tai tada tai dažniausiai nepraeina. Bet pavyzdžiui, tam, kad gertum karvės pienągi jos užmušti nereikia. Bet kažkodėl jūs atsisakot net ir tokių produktų. Sako, matai, karvės pieno stiklinį daugiau kančios negu steiko gabalė lėkštėj, nes mintis tokia, kur aš kažkada čia turėjau savo tokiai mokslininkai, klasiokiai buvusiai, aiškinti, sako, tai jau pienas taip pat klausė, kad pienas į savaime karvės neduoda pieno, kad jos duotų tas pienas skirtas karviukui. O tai kaip, tas karvės ten apvaisina, aš ten viso šito čia prie pusryčių stalo nepasakos, tai yra ten tos visokios veganinės informacijos. Ir jas apvaisina, tada jinai pagimdo tą savo karviuką, tada išveža, jį paskerdžia, jums parduoda kaip veršieną, o jūs geria tą pieną, kuris turėtų būti skirtas karviukui. Tai žiauru. Kitaip tas pienas neatsiranda. Net mačiau dabar čia, kadangi Facebook'e visokių turiu veganų draugų. Liūdnai papasakojai. Ne, tai iš tikrųjų šiek tiek žiauro, net ne šiek tiek, čia aš taip bandau atstumą išlaikyti nuo to. Tai kaip pagalvoju apie tos dalykus ir pagalvoju, kad aš galiu to pieno atsisakyti ir jis net nėra sveika kaip nors, tai tada imi tą ir padarai. Na, bet
Nuo seno žmonės žudė tą gyvulį, valgė ir tik taip išgyvendavo. Nuo seno žmonės turėjo vergų ir moteris visai neseniai pradėjo balsuoti, žinai, galėti, ar ten tekėti iš meilės, ar dar kaip nors. Ir net kai moterim ten buvo kažkada, žinai, aš ir klausiau, suteikti teisę balsuoti. Tai sakė, tie, kurie buvo prieš teisę suteikimo moterim balsuoti, sakė, tai kaip taip galim, tie, kurie susituokė, vyrai turės 2 balsus. Nes niekam net netėjo galva, kad moteris turės savo nuomonę. Tai čia... Čia geras, čia anekdotas. Ne, anekdotas, tai buvo tas argumentas istoriškai. Tai tie žmonės visokie, arba ten vergovė, tai kaip čia, žinai, kokie ten ekonominiai dalykai, tai o kaip tie, kurie dabar turi vergus, tai jiems iš karto žiūrėk, čia ar bankrotas, ar kažkas bus blogai. Bet, kažko, mes pastoviai vis tiek tampam labiau empatiški, suprantam kito skausmą. Žmogus nėra toks pats. Per amžius jis kažkada buvo žiauresnis, kažkada jis gyveno trumpiau, dabar jis labiau apsiskaitęs, vaikų mirštamumas sumažėjo, mūsų gyvenimas geresnis, mes galim aplinkai irgi būti geresni. Tai nekainuoja tiek daug energijos. Klausau ir matau, kad tu tuo įtikėjęs, ogi sakau, kad žvalgausi aplinkui, kas vyksta pasaulyje, tai žmonės vis labiau ir labiau abejingi. Ir nebepadeda kaimynui, ir nei to skausmo ten vienas kito girdi. Čia irgi mitas. Ir daktarai ten, kad greičiau namo išeitų gimdyviam, kokius skatinamųjų prileidžia. Ir pasaulyje, man atrodo, kaip tik viskas čia irgi žvėrėja. Ne, čia dėl pasaulis darosi geresnis. Ne, matai, dar vienas dalykas. Viskas yra atspindys ten, žinai, jeigu aš manau, man gerai, tai ir tas pasaulis mano gražesnis atrodo. Bet apskritai tai, ką mes matom, yra labiau antraštės. Nes per TED toks yra TED.com paskaitų puslapis, tai ten visokių įdomių dalykų prisiklausau, nes piešiu, žinai, tai vieną ausim klausau. Tu piešdamas klausai. Jo, tai dar kažko tokio. Tai pasako, kaip tas pasaulis pasidarė geresnis, kaip žmonių empatija padidėjo ir paskui rodo, žinai, tą psichologinį principą. Lėktuvo katastrofa, ten tornadas ir gaisras baisus ir baseinas, toks tai žydras baseinas prie namo. Sako, kuris čia netinka? Tai sako, baseinas, kuris daugiau, ar kuris daugiau pražudo žmonių, ar kuris pavojingiausias. Kas ten buvo? Katastrofa? Lėktuvo katastrofa, sudužęs lėktuvas, degantis ten pastatas ir tornadas. Tokia, žinai, atrodo katastrofos siubingas. Ir toks lygus baseinas prie namo. Sako, kas yra pavojingiausia. Tai pasirodo statistiškai baseinas tas prie namo. Pražudo žmonių ten 1000 kartų daugiau, nes kad tu žūsi lėktuvo katastrofą, tave tornado tau galvą nuraus ar ten sudegsi, galimybės yra minimalios. Bet sako, nuo astmos kiek numiršta žmonių, bet niekas nerašo apie tai, nes tai tiesiog neįdomu. Tai žinai, kas yra vieša, kiek tu apie tai girdi, žurnalistas irgi turi šitą apie įdomius dalykus. Ir mes pamirštam statistiką. Tai statistiškai mūsų gyvenimai yra geresni, lengvesni, saugesni, mes gyvenam sveikiau, ilgiau. Ir tokia ta geroji sekmadienis. Sekmadienio žinia. Sekmadienio ryto žinia. O Dieve, turime gerų žinių sekmadienio ryto skleidėją. Psichinis ligonis, kodėl aš jį kviečiau į laidą? Bet jau dabar viskas, pabaigsiu. Redaktorė, kodėl mes jį pasikvietum į laidą? Išneškite. Rimai, noriu pakalbėti apie daug dalykų, bet dabar koncentruokimės į tai, kas, pavyzdžiui, ant tavo marškinėlių. Aš reklamuoju savo naują pasirodančią knygutę. Čia mūsų laidos rėmėjas. Labai gerai. Ne, aš taip tiesiog norėjau ateiti pas tave į laidą ir atsinešti knygutę, bet knygutės dar neišleido, tai pasidariau marškinėlius. Tai yra naujos knygutės viršelis. Taip. Ir apie ją aš irgi labai noriu pakalbėti, bet jeigu aš toliau kalbinsiu Rimą, tai mes niekada negausime šio ryto pusryčių, nes jis beveik nieko nedirba, kol kalba. Čia nelabai ką yra daryti, aš jau tuoj pabaigsiu. Tai gerai, o kol tu pabaigsi, aš kviečiu žiūrovus pažiūrėti namų darbų. Kaip namuose sukurti tokią atmosferą, kad mūsų atžaloms norėtųsi juose būti? Mes gyvename šiaurinėje zonoje daugiau, tai reikėtų rinkti vaikui saulėtą, patį saulėčiausią kambarį. Nes iš tikrųjų gauname labai mažai saulės spindulių, dėl to vaikas turėtų pasidžiaugti tą saulę. Išrinkus vaikui tinkamą kambarį laukia kitas svarbus uždavinys – spalvų parinkimas.
Psichologai pataria rinktis neutrales, pastelinės spalvas. Nepatikėsite, kuo gali baigtis tėvų norai kuo gražiau ir ryškiau įrengti vaikų kambarį. Vėlgi buvo toksai atvejis, kad vaikas labai pasikeitė, kai namuose įvyko tokie pertvarkymai, atsirado naujos interjero detalės, vaiko kambarė atsirado raudona, ryški užuolaida. Tėvai labai taip nesuprato, kas atsitiko, nes vaikas pasidarė neramus, netgi jo apetitas šiek tiek kaip ir pablogėjo ir jisai toks irzlesnis pasidarė. Mes svarstėm, kas tai galėtų būti, nes liktai namie aplinka, psichologinė, viskas tvarkoja. O gavosi visa esmė tuose užuolaiduose ir jas pakeitė ir pasteliniam spalvom ir viskas kaip ir nusiramino, po kažkurio laiko vaikas pradėjo ir miegoti, ir elgtis kitaip. Mūsų siužeto herojų šeimoje panašus atvejis. Mama Indrė vaikų kambarių iš pat pradžių išrinko gražias, ilgas pastelinių spalvų užuolaidas, bet problema slypėjo kitur. Turiu du aktyvius vaikus. Vienas tikrai mažasis yra labai aktyvus, kuris mėgsta traukyti, užtraukti, atitraukti. Užuolaidos krisdavo nuo kabliukų ir su visais karnizais. Krintantis karnizai – ne tik nepatogu, nepatvaru, bet ir pavojinga. Indrė delsti negalėjo, reikėjo ieškoti alternatyvos užuolaidoms. Remontavom kambarį, jau vis dėlto vaikai auga iš to leliukinio amžiaus tokio, tai rinkomės tarp žaliuzių. Ko gero dabar, kai pasiūla tokia didelė, atrodo keista, kad mama Indrė išsirinko nuo seno žinomą langų dekoravimo būdą – žaliuzes. Tačiau neapsigaukite, šios naujos kartos žaliuzės gerokai skiriasi nuo tų, kurias buvome įpratę matyti prieš gerą 10-metį. Ir radom tikrai gražias, įdomes nei visos, jos skirtingos neįprastai, pliusuotos ir spalva, kad tiktų abiem. Tai buvo irgi vienas kaip ir rinkimus, kriterijus paletė tikrai didelė, tai vaikai jau išsirinko patys. Kai jos atsirado, man pradėjo geriau rašiau pamokas, nes jos tada uždengia saulę, jeigu labai šviečia. O dabar man ramu. Jiem mažam tai ir užsiėmimas, jie gali atsitraukti kaip jie nori nuo viršaus, nuo pačios, užsitraukti aklinai, žiūrėti, žaisti ir jos nekrenta. Ir man nereikia kiekvieną vakarą vėl iš naujo sukabinti užuolaidų ant karnizų ir žiūrėti, kad viskas būtų vietoje. Dabar mama Indrė turi daugiau laiko savo. Plisuotas žaliuzes lengva valyti, o jų valdymas toks paprastas, kad vaikai patys jas gali atitraukti ir užtraukti taip, kad būtų patogu ir žaisti, ir atlikti namų darbų užduotis. Vaikam, kurie nenori ruošti namų darbų namuose, pasiūlyčiau pagalvoti apie tokias žaliuzes. Smagu paskelbti, kad Domus Lumina konkurso, kuris vyko nuo spalio mėnesio, nugalėtojas jau išaiškintas. Ekrano apačioje matote pavardę to žmogaus, kuris laimėjo galimybę papuošti savo namus naujomis langų dekoro detalėmis. Mes sveikiname, nes jums kalėdos jau prasidėjo. Linkime, kad tų kalėdinių siurprizų būtų kuo daugiau. Iš mažų dienų pamenam gražią tradiciją kalėdom kepti naminį pyragą. Deja, bet šiandien dažnas mūsų per skubėjimą vos silkės spėjame pasirūpinti. Tad šiandien svarstome, ar galime pasikliauti duonkepiais, ar parduotuvėse esanti duonelė gali būti tokia pat skani, kvapni ir sveika, kaip ta iš vaikystės. Apie tai šį rytą kalbuosi su Klaipėdos duona įmonės pardavimo direktorium ponu Remigijumi. Labas rytas. Labas rytas. Skubu klausti, ar duonos kepiniai iš parduotuvės gali būti tokie pat švieži, skanus ir sveiki mums kaip ir naminiai. Deja, ne kiekviena šeimininkė gali pasigaminti, išsikepti namie tokios naminės duonos. Todėl Klaipėdos duona turi staigmeną tokiam šeimininkėm. Tai yra nauja mūsų Elzės naminė duona, tiek šviesi, tiek tamsi. Puiki naminė duona. Jinai yra nuostabaus naminio kvapo ir raugo aromato. Jinai primena, kaip kadaise kepta močiučių naminė duona. Bet daugam galbūt kyla klausimas, ar dideliai kepykloj įmanoma pasiekti tokio rezultato, kad tai būtų tokia pat gera ir sveika.
Didelėje kepykloje be abejo daugelis procesų yra modernizuoti, automatizuoti. Tai įgalina turėti pasiekti tolygesnę kokybę, bet be abejo neapseinama ir be rankų darbo. Yra vienas slaptas ingredientas, kurį mūsų kepėjai deda į duoną, bet to nesako. Tas ingredientas yra meilė. Mes nedeklaruojame to ant pakuotės, bet be abejo kiekvienas gaminys, kiekvienas duonos kepaliukas iš Klaipėdos duonos išeina pagaminta su meilė. Šiandien daug mūsų ir vėlgi sakysiu, dėja, esame šiek tiek atbukinti dėl visokių maisto produktuose esančių priedų ir norisi labai ryškių skonių ir kartais natūralus daiktas atrodo prėskas. Ar turite ką pasiūlyti žmogui, kuris iš tikrųjų vertina tikrą gerą skonį? Pasakyti galėtume tai, kad Klaipėdos duonos vizitinė kortelė tai yra produkto natūralumas. Nėra dedama jokių konservantų ar kažkokių tai priedų, kurie pagreitintų technologinį procesą. Todėl visa mūsų duona yra natūrali. Mes neieškome kažkokių pikantiškų duonos skonių, o vis dėlto mūsų kredo yra į vartotojo sveikoliškumą ir į mūsų produkto natūralumą. Anksčiau buvo laikas, kai kentėjom dėl to, kad nebuvo iš ko rinktis. Kas buvo, tą pirkom, tą valgėm. Dabargi labai dažnai žmonės sako, geriau jau būtų mažesnis tas pasirinkimas. Pavargsti besirinkdamas. Ar jūsų Klaipėdos duonos pirkėjas yra lojalus? Ar turite kokį populiariausią produktą? Na be abejo, turime kuo pasigirti. Tai tiek Plikyta, tiek Elzės, tiek Palangos močiučių šviesios duonos yra visos labai populiarios. Be abejo, nuo seno jau 14 metų kepama Plikyta duona yra išlieka rinkos lyderis, išlieka pati populiariausia duona, ne veltui jinai yra nominuojama duona karalienė. Per 14 metų jos iškepta tiek, kad mes turbūt apjuostume žemės rutulį. Taipogi mes galime pasigirti mūsų Palangą močiučių, tai yra išties legenda. Jinai sukurta prieš keliasdešimt metų tuometinėje Palangos duonoje, kurios tradicijas mes tęsime dabar. Ir iš tiesų, kaip Lietuva turi savo Baltijos gintarą, auksą, savo auksą turi, taip mes turim savo auksą Palangos močiučių, kurie labai didžiuojamės. Be abejo, tai išlieka ir mūsų Elzės bemielė duona, ir Elzės naminė duona, ir daugelis kitų gaminių, kuriais mes didžiuojamės, kuriais mes, lepinam savo pirkėją ir tikrai dėkojam jam už jo lojalumą mums. Ačiū Jums už pokalbį ir labiausiai už tai, kad dirbate su meile. Sudė. Ačiū Jums. Pramogų ir poilsio centras Belmontas – puikiausia vieta pakviesti svečius. Užsukite į jaukų ir romantišką gamtos prieglobstį šalia Vilniaus centro. Rimas Valeikis, šį rytą mūsų studijoje, ar čia studija? Čia ne studija, mes Belmonte, čia visai ne televizijos studija ir čia mūsų improvizuota virtuvėlė. Prašmatniausia virtuvė, kokioje esu gaminęs, ar kada nors gaminęs. Gerai, ironija. Vaizdas tikrai gražus. O dėl patiekalo, tu iš tikrųjų labai čia greitai apsisukai, labai greitai viską padarai. Aha, tai taip ir žinai, kuo mažiau sugaišti laiko gaminimui, tuo daugiau lieka laiko valgymui. O beje, tu ten skaičiuoji, kiek kartų sukramtėjai, darai tai lėtai, galvodamas tik apie maistą tuo metu. Ne. Ne? Dar toks tobulas nesi. Ne, turi ko visiškai. siekti. Ne, aš valgau ten, kas papuola maždaug, žinai. Taip, greitai. Vaikui tik sakau, 30, man močiutė sakydavo, tai aš vaikui 30 kartų sukramtyk, bet pats tai taip, man patinka sėdėti, kalbėti, valgyti ir kalbėtis. Tai tas yra labai didelis malonumas, bet apskritai kalbėtis, žinai, jeigu maloniai, tai yra didelis malonumas. Tai pasakai vaikui, tai iš karto traukiu, nes pamiršiu klausimą, labai norėjau paklausti. Tavo vaikas, jau sakai, tave bemaž praugo. Nu kaip, 7-3, 7-4 darosi, tai jau neblogai. Gerai. Koks jausmas? Nes kadangi aš irgi berniukus turiu, kurie dar nepraugo, bet greitai bus. Mačiau parduotuvę kažkada su Giedrium. Bet aš nežinau, kur... Jie mėgsta į parduotuvę. Nes šalia ten kažkur buvo. Tai pagalvoju, taip, nes žiūri, žinai, kaip ten kitų žmonių vaikai auga, galvoju, kaip čia savo, nes yra ta vis tiek atsakomybė tą vaiką užauginti, kad jis ten būtų, žinai, ir pamaitintas gerai, ir kažkokius ten sportus atvaikščiotų, ir dar kažką, tai yra svarbi pareiga, ir kai jis priauga dar kilogramą, ar ką nors protingai pasako, ar ne taip protingai, bet man atrodo, kad protingai, tai jas labai džiugina. Kas dar čia taip džiugina, žinai? Tai tie vaikai vis tiek vienaip ar kitaip džiugina. Tik tai, kad, žinai,
Nežinau, visą laiką galvoju, žinai, kiek čia iš jų reikalaut, kiek čia atleisto, kada gal jau per daug atleista. Aš tikrai nebijoju, kad tu esi tėtis, kuris daug kalbėsi. Na, tiesiog matosi. Taip ir mes mušamės dar kartą. Va, tai noriu paklausti, o būna, kad ten, nežinau, susijimat arba... Oi, taip, kasdien. Na, aišku, ten taip, juokais. ne, šitam paužinai, kad jis man auktų, ten, kad kaip nors, žinai, tai paimit patasai, grįžtusi. Bet mes imtiniaujam dar kažką, tai, bet jau dabar būna, kad... Kaip atrodo konfliktas? Tai čia ne konfliktas. O kaip atrodo konfliktas? Apriekiu kartais. O jis tave? Jo, irgi. Kas lieka kaltas? Atsimeni, ne, tai protingesnis turėtų būti kaltas. Tai taip, aš stengiuosi, žinai, paauglystė. Vis tiek jis tokį turi aštrių kampų ir su paaugliu, jeigu eisit, žinai, taip jau, sakysi, taip turi būti, tai... Nu, aš atsimenu, kai tėvas mane išniurkydavo, aš ten nueidavau į savo lovą, atsigulėjau, toks nepateis ateina, ten kažkaip tai nes, va, tai aš irgi tą prisimenu, kad malonu, taip jautėte savo tokį vaikišką ožį ir tą teisumą, matyti nuo hormonų čia atsirandančių paauglystėje ir toks, nu, būna tas noras užpykžinai. Ir kai tave išjudina, tai tas yra smagu, tai kai suaugę neieško savo pranašumo ir teisumo, tai visai įmanoma net ir tą paauglystę pragyventi. Aišku, greičiau tegul, nu kaip dar. Jeigu kas nors, kuo jūsų sūnus gerai tikrai pasitikė, jo paklaustų, kuris iš tėvų griežtesnis, kaip tu įsivaizduoji, ką atsakytų? Agnė ar tu? Kaip, žinai, kuriuo klausimu? Vat nežinau, reiktų paklausti. Tai tu neklausk, jis tau nesakys. Ne, tai reiktų, kad kas nors paklaustų, nes ten dėl kokio kambario tvarkos ar ten mokslų tai Agnė, dėl kokio nors ten sportų gal ten aš. Nežinau, mes taip tikrinam, žinai, kam jis po pamokų paskambina. Tai jeigu paskambina mama, jau matyti, aš čia kažkur susidirbau, galvoju, jau taip. Nes vaikai jaučia, kurioje vietoje ten... O tu ką, jūs konkuruojat su Agne? Ne, aš tiesiog tikrinuosi, ar aš nesu blogas tėvas, nu žinai. Tai ne tai, kad konkuruoju, bet visada yra ta abejonė. Nu bent aš ją tokią turiu, žinai, nu niekad neatsakysite klausimą, ar esi pakankamai geras tėvas. Koks geras turi būti, ar neišlepinsi to vaiko. Tai yra pastovi toks vis tiek apie tai mąstymas, tai mąstau, žinai. Tavo žmona taip pat menininkė, ji fotografė. Teisingai žinau, kad prisistato mados būtent fotografė? Taip. Taigi, mados fotografė. Ar tu sau leidi pakritikuoti jos darbus, pakomentuoti bent jau? Kad aš nelabai ten ką suprantu apie tą madą, bet... Apie fotografiją tai jau tikrai supranti, jeigu jau esi menininkas iš prigimties, tai tu apie daug ką išmanai. Nežinau, ar aš iš prigimties, kas aš ten iš prigimties, mano ta prigimtis neaiški. Aš labai pasitikiu Agnę kaip menininkė, bet, nu, žinai, vyksta ta diskusija ir jau po šitiek laiko ir apie tavo darbus taip pat vyksta. Jo, ir jinai pasako, ir anksčiau dar, žinai, kai jinai tik pradėjo fotkinti prieš daug metų, tada tai jautriau reaguodavau. O dabar, kai viens kitų pasitikė, tai, žinai, pasakai, tada, nu, ne, čia taip negalvoju, nu, arba... Sakai, po tiek metų be maž 15, teisingai suskaičiavom, ar ne? Vakar vaikui 14, galvom, jau kartu 15, tėvai buvo, kiek, 20, po 20 įsiskyrė, tai va, labai kažkaip reikia, nepakartot ant vaikų. Ne, nereikia. Ne, mes nesiruošiam, aš tiesiog vat, pradėjau skaičiuoti, kad mano tėvai vat, panašiai jau pragyveno tarpusavį, kiek mes dabar čia su Agne. Tai jau daug. Skamba daug. O jautiesi atrodo keli, na, ten tėme. Jo, tai reikia į veidrodį pažiūrėjus jau suvokti, kad jau čia, žinai, senelis į tave žiūri. Eik jau, dar barzda nežila, jeigu nedažai. Yra keli žili plaukai. Taigi dabar apie kūrybą. O tai apie viską apiplėpėsiu ir nespėsiu paklausti pagrindinių dalykų. Tu kažkada, jeigu kalbant apie dailininko karjerą, tai be abejo, mes tave visi pažinome kaip vieną garsiausių karikatūristų. Po to tavo, na, ta amplitudė kaip dailininko darbų labai prasiplėtė. Taip, 9 amatai buvo, 10 vabadas, tai... Ne, čia taip žmonės sako. Tai aš dabar kažkaip pasigalvojau, kad man reiktų vėl susisiaurinti, nes aš baigiau skulptūrą, paskui pradėjau ir iš pradžių dariau tas skulptūras, paskui pradėjau piešti karikatūras, paskui ten telikė beleką daryti, paskui dar vis piešiau ir dar kartais kokią karikatūrą nupiešiu, bet paskui, žinai, ateina momentas, kai galvoji, nu, tas gyvenimas vienas ir iš ko ateina ta prasme, kur yra tavo namai, ta prasme, kad ką darydamas tu jautiesi, kad išgelbėjai dieną, kame tas smagumas yra. Tai aš atrandu, kad tas vaikiškas knygutės, kur tokias metaforas, žinai, apie pasaulį, ten, va, apie šitą peliuką, žinai,
Čia yra, priminkim žiūrovam, knygelės, kuri tik dar pasirodys. Nebus tokia didelė, bus tokia mažesnė. Man tas peliukas, žinai, sėdėjau prie kompo ir paišiau dudlint, vadinasi. Žinai, kai tu ieškai kažkokios... Peliongas? Jo, peliongas kaip King Kongas, nes jis buvo mažiukas ir svajojo, kad užaugtų, žinai, didelis kaip King Kongas ir būtų peliongas ir visi jo bijotų. Nu ir vieną dieną jis pradėjo augti. Užaugo milžiniškas ir paskui jam, aš sumesiu ten truputį, papasakosiu greitai, kaip ten ta istorija vystėsi. Ir jam paskui topt mintis, kodėl išauga, kaip nieko nevalgė, nieks neatsitiko, o gal čia žemės oras išeina. Ir tada peliukui pasidarė baisu. Tai kaip ten viskas buvo? Žinai, apie tą mūsų, tai galim bus ir paskaityti, nes neilga, daug iliustracijų toje knygutėje, bet mintis tokia, žinai, mes kiekvienas norim būti pasaulio valo vis didesni, bet kai labai didelis esi, tai ta žemė maža, tai tada neturi kur pasislėpti. Obuoliai, kurios valgai, yra tokio dydžio kaip uogos. Tu mažas peliukas, tai obuolys toks, jau tau užtenka, žinai, visą mėnesį ar ten 2 savaitę. Visa filosofija. Jo, tai toksai, ir ta knygutė taip, žinai, kai kurias tu sėdi galvoji, kaip čia sukurti personažą, čia padaryti, o šitą tiesiog bum, pro kažkokias dureles jis ten išėjo, atsirado. Ir kas smagiausia, tai kad Kultūros rėmimo fondas paremė. Čia sako, žinai, menas, tai mes paremsim tavo išleidimą. Pagaliau pripažino, kad čia menas. Rimai, aš labai to didžiuojuosi. Šie besibaigiantys metai iš vis labai vaisingi, juk tu prieš tai dar pristatėjai darbų. Krūva. Taip, ir Nijolė Narmontaitė skambino čia prieš porą dienų, kad ten išpirko pirmą tiražą ir čia jau antras ir ten kaip labai didelis. malonu. Taip smagu, ir žinai, tą knygą darėm, iš pradžių galvom, kad aktorius pieši, kad ten nebūtų tos karikatūros, kaip tik tokie romantiški, tie šilti piešinukai, tokie simbolistiniai, su grafitu, žinai, viską dariau, nes aš čia galiu dar truputį pasakoti, nes sakiau, kai įsiplėsiu, tai paskui tu sakysi, Aurimai, gana. Ir taip, palaukit dar. Kažkada tikrai sakysiu. Gerai. Ne, tai tiesiog, žinai, jie su pieštuku piešti, nes galvoja, žinai, aktorius, jis yra vienas ant scenos ir jis tada kuria tą pasaulį. Tai šičia, žinai, popierius, grafitas irgi susikuria tas pasaulis. Tai tokia gerai išėjo knyga, kur didžiuojuosi. Buvo ir dar viena knyga, kurios... Į akvariumus nardžiau dar. Taip, kur nardžiai po akvariumą, bet tai buvo, kadangi daug aprašyta, apie tai daug ir neklausinėsiu. Nuskambėjo mintis, kad tu sakai, kad jau tarp to blaškimosi skirtingose menuose, sferose ir erdvėse, tu sakai, metas galbūt jau surasi tą savo uostą. O aš paklausiau, pažiūrėjau į tave, akis tai žiba kaip vaiko, vis dar metasi tai vienur, tai kitur. Ir man kažkodėl atrodo, kad tu po kelių metų bent jau sugalvosi, ką nors visai kito, trenks tau per kūnas iš dangaus. Jo, Žilė Pardon, velnės ten kur nors. Ir ką nors visai kito. Aš nieko nežinau, Asta. Siūsi sijonus. Pavyzdžiui. Ne, gerai, nepataikiau. Ne, galbūt, nežinau. Aš nieko nebesakau. Aš taip, kuo tolin, žinai, apie paauglystę prieš tai kalbėjau. Tai kai esi paauglys, kai 18, taip viską žinai. Ir taip viskas. Kuo toliau, aišku, kuo tolin, to mažiau. Nieko nebesupranti. Dabar maža pauzė mūsų gražiam pokalbėje, nes žiūrovai nori užsirašyti receptą. Žiūrovų žodis mums įstatymas. Auksas. Taip. Auksas. Rašykitės. Dailininko šedevras. Nuluptus avokadus sudedame į dubenį. Ten pat dedame kubelį supjaustytą cukiniją. Įspaudžiame citrinos sulčių, keletą skiltelių česnako, druskos bei pipirų. Smulkintuvu išmaišome visus ingredientus iki vientisos masės ir dar įpilame keletą šaukštų alyvuogių aliejaus. Atskirai išverdame bulves. Supjaustome ir apibarstome svogūnų laiškais. Ant karštų bulvių dedame salotų rinkinį, pomidoriukus ir pasigamintą padažą. Skanaus. Tu gali pasakyti tiesą, kad čia atrodo kaip iš valgyklos. Bet tikrai taip senamadiškai. Taip, atrodo kaip iš valgyklos. Atėjo modernus, talentingas, žinomas menininkas. Avokadą apžiūrinėjo kaip meno kūrinį. Ar gražus ar ne. Taip, sudėjo bulves. Ne, aš dariau, kad pavalgyti. Čia labai gerai pavalgyti. Dabar aš žiūriu, tikrai gėda. Labai kaip gražiai, iš valgyklos. Labai spalvingai atrodo, o labiausiai man patiko tautiškai, geltona, žalia, raudona. Kuri nuskambėjo, kai kameros buvo neįjungtos per reklamą. Sakė, aš toks bulvinis. Na, taip, tikrai. Man tai patinka čia mes bulvės. Per metus įvairaus plauko veganų esam jau sutikę. Yra žmonių, kurie ir česnako net griežtai nevalgo. Yra, kurie valgo tik kokias nors ten nukrakmolintas bulves. Yra, kurie... Irgi galime, mes tokius kepam šitos kugelius, bulvių apkepus. Tai va, o tu to tarpu esi bulvinis ir valgai česnaką. Taip.
Man, kad greitai ir sotu. O aš labai laiminga, nes kai česnaku kvepia studijai, tai labai geras jausmas, atrodo, kad esi namie. Grįžtant prie to gyvenimo būdo ir prie to, ką jūsų šeima valgo ir nevalgo, jūs kiek šunų turite? 3, nes dėl to, kad jų nevalgom. Ai, tai būtumėt surėję. Taigi 3 šunys ir niekada negauna kaulo? Yra gavę, yra. Nu taip. Šiaip tai Agnė ten nuperka ir veganiško. Dažniausiai perka kažkokį ten su žuvim. Palaukit, stop, yra veganiško šunų maisto. Matai, kaip yra, jie ten irgi, matai, ten tose forumuose veganų užverda diskusijas. Taiga, ir kaip jūs šeriat šunis? Tai jeigu nori, šunis gali visavertiškai iššerti veganiškai, nes šunis yra labiau visaėdžiai. Katės taip neišersi, nes katė jinai laukinė, jinai iš esmės plėšrūnus mėsaėdis. O šunis jie gauna morkų. Mūsų mažasis, tas seniausias Jozukas, jeigu morką lupys pasiema, taip... Atsiprašau, čia šuo yra Jozukas. Na, taip, jo. Toks peraugęs Yorkshyrų terjeras. Ir ta morka tokia didelė pagal jį, tai pasiėmė letinendę ir visą sugriaužė. Nežinau, kaip jam telpa. Ir bulves valgo žalias. Tai jie tokie psichiškai, Ramus. Nežinau, ramus. Jie kaip šunis laisvai tą mitybą žiūri. Taip, esam... Čia tai jau turbo. Štai šios šeimos šunys į mitybą žiūri laisvai. O kas jiems belieka? Jeigu morkas atsidaro šaldytuvą ir pasiema, ką nori. Ne, tai aš atsidarau, pasimt morką, jis pribėga ir inkščia ir duodė ją morkas, nusineša ją ir suvalgo. Tai va. Ne, yra gavę ten vištų kakliukų. Tai tas, velnias, esam davę, taip. Šunim esam davę. Ten tu, žinai, visokių kažkokių. Ir kaip negražu štai laidos pabaiga paaiškėjo, kad vis tiek ir batai ko gero odiniai, ne? Ne, gal išdirbtiniai. Nežinau. Tikrai? Seniai. O guminukų vaikui nuperkat? Ne, guminukų neperkam. Ne, dėl guminukų, žinau, yra tau irgi veganiškų guminukų. Tai vaikas kartais kokių krevečių suvalgo, nes jinai sušyna pats savo ir ten valgo. Bet mes namie tai nevalgom, žinai. Bet diržo jam neduodat, kai grįžta? Ne, jisai to sprendimą, ir taip jis jau pakankamai be pienų ir be mėsų, o šiaip tai nuspręs pats, žinai. Tai be abejo. Tegul galvoja ir masto, ir norės, jis puikiai žino, tai nuspręs ir ten kaip jau bus, taip jau bus gerai. Šunis irgi, kai nuspręs jau valgyti visai veganiškai. Tai jums pasakys. Nežinau, problema su šunim, bet turim, tai prižiūrim. Na štai, visą laidą maniau, kad problemų tavo gyvenime nėra. Ne, jų ir nėra, bet kai reikia išaiškinti vientisą, žinai, filosofiją prieš kameras, tai šunis truputį ją sugriauna. Bet mes šunis pasiėmėm tada, kai dar nebuvom vegan. Kad tik tiek tų problemų jūsų namuose ir te būtų. Rimai, artėja šventės. Tai mes labai tau linkim kūrybos. Tai ko gero yra svarbiausia linkėti kūrybinės sielos žmogui. O visiems jūsų namams, ko reikia labiausiai? Sveikatos, kad karo nebūtų, nepritekliaus. Taip, svarbiausia, kad karo nebūtų. Nejuokauju. Taip, aš irgi nejuokauju. Ir kitų pačių svarbiausių dalykų. Gyvenkit laimingai, ilgai. Ir kadangi tu pasišovai suvalgyti visą tą, aš pasiemu tą dubenį. Ačiū tau, kad atėjai. Mūsų laida buvo labai giedra, šviesu čia su tavimi. Ačiū tau. Palauk, dovaną. Taip, kur sakė, ant dekolte galima tepti. Taip, o tu šaunuolis. Čia yra natūrali kosmetika ir tau dar kol kas nereikia, ir Agnei gink dieve kol kas nereikia, bet moteris mėgsta bent lentynėlėje gerą daiktą turėti. Tai čia mūsų draugai Beoti, natūrali kosmetika, jaunina, raukšlėles, naikina ir taip toliau. 25. Einam valgyti? Einam. Iki. Yra paprasti langai ir yra langai, kurie renkasi Domus Lumina produktus. Domus Lumina – protingi sprendimai stilingiems langams.